Sveiki, šiandieną dirbsime programą Adobe Photoshop ir atliksime pratimą, kurio kursime backgroundą, kuris vadinasi ledas. Yra tekstinis backgroundas. Bei apačioje užrašas Let it snow. Matome tekstą, matome jo atspindį, sniegą ir vis tai pamėginsime sukurti. Taigi, man darbui reikės iš interneto atsiųsti kelis dalykus. Tai yra medžių teptukus bei fontą. Pradėsime nuo to, kad sukursime naują failą 1920-1080, rezoliucija 300, spalvos RGB 8 bitai. Ok. Kitas dalykas, tai yra padengėme foną juodai, naudoju Alt Backspace komandą ir įsikuriu tekstinį užrašą, kuriame rašau žodį ledas. Teksto spalvą padarau baltą. Teksto dydį 150 pikselių. Ctrl-A komanda, pasižymiu viską. Naudoju tada Move Tool arba klaviatūroje V raidę ir sulygioju tekstą. Įsikuriu naują sluoksnį, kuris vadinsis šerkšnas vienas. Ir padarau jo kelis dublius. Ctrl-J naudoju. Taigi pirmam šitame sluoksnyje mėginsiu dabar nupiešti, naudodamas teptuką, apvesti raidžių kontūrus. Klaviatūroje Ctrl ant raidės piktogramos pasižymi raidė. Fill nuėmu padarau šiek tiek blankesnį, kad matytųsi mano teptuko darbas. Pereinu ant sluoksnio, kuris man yra reikalingas šerkšnas vienas. B raidė klaviatūroje. Ir įsitikinu, kad turiu teptukus būtent tos, kurios man reikia. Taigi juos užsikraunu. Free borders 3. Bold. Dabar naudosiu teptuką, kuris yra, tarkim, 799. F5 klaviatūroje arba štai šitą piktogramą leidžia reguliuoti teptuko pasisukimą bei dydį. Prisiartinu arčiau ir naudodamas teptuką pagal kryptį stengiuosi apipiešti kraštus. Naudoju 100% užpildą, užliejimą. Teptuką gal padarau šiek tiek mažesnį. Ir apdirbu. Tvarkausi su raidžių kraštais, jeigu reikia teptuko krypties į kitą pusę, jį taip ir pasisuku. Reguliuoju dydžio parametrą ir stengiuosi atidėkti tokiu būdu iš vienos pusės iš kitos.
Štai tokiu būdu. Turiu galbūt kažką tai panašaus. Sekantis dalykas, sluoksnė, kuris yra šerkšnaskopė, naudosiu didesnį teptuką. Ir įvesiu tam tikrose vietose ryškesnių fragmentų, ryškesnio pažymimo. Taip pat reguliuoju poziciją. Iš vienos pusės, iš kitos. Taip. Na ir yra trečias sluoksnis, kuriame naudosime teptuką, kurio paspaudimas bus, sakykime, toks smulkesnis ir su juo apibėgsime kraštus, kad jie tvarkingai gražiai atrodytų. Taigi einu vėlgi į teptukų redaktorių, F5, pasirenku skiltį, kuri vadinasi Shape Dynamics, Differ Size priartinau, pamažinau. Na ir pastatau maximum diameter, kad būtų 62. Grįžtu prie teptuko, mažinu jo dydį ir atvedu raidžių kraštus.
jeigu. Taip, vėlgi pagal poreikį, jeigu reikia suku teptuką į vieną į kitą pusę, kad išgauti tinkamą kryptį. Formuoju tokį apsnigtą, sakykime, pledijusi vaizdą. Kaip minėjau, keičiu teptuko poziciją, pasisukimą pakankamai dažnai. Ir pildau raidžių kontūriukus. Jeigu reikia, pagal poreikį vėlgi yra mažinamas arba didinamas teptuko dydis bei pasukimo kampas. Ir taip apdirbamos visos raidės. Taigi, taip, dabar bendroji visumoje turiu štai tokį vaizdą. Teksto sluoksnyje fill statome 0, visiškai permatoma. Taip mums jo ir reikia, kad jisai toksai būtų. Na ir dabar uždėsime šiokius tokius efektus, kad pabrėžti mūsų, sakykime, kontūrus. Einame į efektus ir naudosime inner glow ir outer glow parametrus. Pradėsime nuo outer glow. Pirmas dalykas, nustatysime spalvą. Taigi spalva yra įvedama apatinėme langelyje. C9, EA, F1, melsva spalva, OK. Permatomumas mūsų blending mode screen, užpilimas 45. Toliau einame prie spread parametro 20. Size 5. Range atstumas lieka 50. Ir šitoje vietoje kaip būtų, kaip ir viskas. Grįžtu dar prie spalvos kodo ir jį tiesiog nusikopijuoju. OK. Einu į parametrą, kuris yra inner glow. Ctrl V įstatau spalvos kodą. Okay. Ir dabar nustatymai. Vėlgi blending mode yra screen. Užpilimas 75. Toliau naudojame joker parametrą, kuris yra 9. Size dydis būtų 15.
range 50. Na ir kontūrą mes naudosime štai tokį. Okay. Ir dabar gaunu tokį štai melsvos spalvos apvedžiojimą. Sekantis dalykas, įkuriu naują sluoksnį virš savo turimų, Ctrl+Shift+N ir jį pavadinu juodą. Ir dar vieną susikuriu sluoksnį, bus juoda 2. Dabar pirmąjį savo sluoksnį juodą užpilsiu juoda spalva, tačiau prieš tai įtrauksiu kontūrą. Naudoju Modify, Contract ir dabar dydis, tarkim, galėtų būti 5 pikseliai. OK. Alt Backspace'as. Užpilu juoda spalva. Sekantis dalykas, tai naudosiu parametrą, filtrą, kuris yra Blur ir būtent Gaussian Blur. Gaussian Blur filtrą naudoju 15. Spaudžiu OK ir gaunas toksai kaip vidinis padengimas. Dabar sekantis dalykas, ką aš jam padarau, tai opacity statau 40. Ir šiek tiek apdirbsiu jo levelius. Ctrl+L. Šiek tiek paryškinsiu juodą spalvą. 63, 60 padarau. Ctrl+D, deselect. Vėlgi grįžtu prie sluoksnio, kuris yra tekstinis. Ctrl ir ant piktogramos pasižymiu. Ir dar kartelį padarysiu panašų dalyką. Įtrauksiu kontūrą. Šį sykį trauksiu 7. OK. Užpilu juoda spalva. Vėlgi einu į filtrą. Naudoju Blur grupės filtrą. Gaussian Blur. Parametras gali būti 20. OK. Ctrl+D nuimu selectioną ir naudoju Ctrl+L levels. Šiuo atveju aš trauksiu juodą spalvą, kad ją skaičiuotų nuo 30. Dar kartelį grįžtų prie sluoksnio juoda 1, dar kartelį leveliai ir šiek tiek jos pakoreguosiu. 53, tarkim. Na, šitoj vietoj baltą spalvą pakoreguoju ir mitonus padarau šiek tiek tamsesnius. Taip, dar kartelį 53. 1,8. Šitoje vietoje 250. Spaudžiu OK. Dabar atrodo viskas tinkamai. Taip, dabar sekantis dalykas. Naudoju pagalbinę liniją.
ir susikursiu dargi vieną naują sluoksnį, kuris vadinsis sniegas. Pakeičiu paspaudęs X spalvas, pirma balta, antra juoda eina, teptukas B raidė ir naudosiu teptuką iš parinkties, kuri yra Basic Brushes. Naudosiu teptuką, kurio dydį aš keisiu priklausomai nuo poreikio. Šiuo atveju galim jį pastatyti, kad tai yra 40. Hardness parametrą statom, kad tai būtų grubiai 50. Ir opacity statom, kad tai būtų kažkur tai apie 60. Ir dabar naudodamas šias parinktis, aš piešiu sniegą, kuris yra užkrytęs ant raidžių bei yra po raidėmis. Naudoju prie P raidės skliaustus, kad galėčiau keisti greitai teptuko dydį. Ir greitai stengiuosi apipiešti raidės. Sniegą piešiu ten, kur logiškai jis galėtų būti užkrytęs. Dabar jeigu kažką padariau neteisingai, visada galiu panaudoti trintuką. Klaviatūroje tiesiog E raidę paspaudęs ir grįžti ištrinti ir grįžti vėl prie piešimo. Na ir taip yra piešiamas ant raidžių nukrytęs sniegas. Yra sniego ir po raidėmis, jos yra įdubusios, įkritusios į sniegą ir tas vietas tada aš stengiuosi taipogi tvarkingai apipiešti, padengti sniegu. Kaip minėjau, naudoju teptuką skirtingo dydžio, kad sudaryti įspūdį pusnų. Ir piešiu sniegą. Dabar labai daug dėmesio į preciziką pačio sniego nupiešimo nekreipiu. Tiesiog jį vaizduoju ir tiek. Vis kadangi galėsite tam skirti šiek tiek daugiau laiko, na tai ir sniegas pas jūs atrodys, galėsite jį pavaizduoti kur kas tvarkingiau. Tiesiog sniegą.
Gali kažkur tai sniegas krist, tarkim, nuo raidės. Tarkim, kažkas tai panašaus. Dabar sekantis dalykas, ką man reikia sutvarkyti, tai yra tvarkingai, estetiškai pabaigti sniego vaizdavimą, kad jaustųsi, kad tai yra susidariusi kažkokia tai pusnis. Pusnis nėra plokščias, sakykime, daiktas, todėl reikia jai suteikti kažkokios tai formos, ar ne? Tai vietomis aš ją šiek tiek padarau didesnę, prasikišusią. Vietomis jinai pas mane labiau priartėjusi, įdubusi prie mano raidžių. Vietomis aš galiu naudoti netgi trintuką ir šiek tiek ją įtraukti į vidų, kur man jinai yra per daug išlindusi arba per daug, sakykime, įdubusi į raidę. Vėlgi maišau įrankius, naudoju tiek teptuką, tiek trintuką, kad pasiekti norimą efektą. Ir šitoj pozicijoje kaip ir baigiu darbą. Turiu štai tokį savo apsnigtą ledas užrašą. Na ir dabar ką man reikia padaryti, tai yra susikurti atspindį. Šitoj vietoje aš tada turiu sutvarkyti savo dar raides. Dabar užrašą ledas paversiu į pikselinę grafiką, vadinasi naudoju Rasterize Type, kad galėčiau jį sutvarkyti. Įsijungiu savo liniją, kurią buvau nusipiešęs, tai yra mano linija, nuo kurios šešėlis lenksis į apačią. Ir tiesiog nukirpsiu, naudoju Rectangle Marquee Tool, piešiu iki linijos ir dabar išdelytinsiu visą tai, kas man yra nereikalinga, tai yra būtent sluoksnius apeinu, kurie sudaro mano užrašą ledas, tačiau neliečiu jokių būdų sniego. Dabar viską, visus savo turimus sluoksnius, išskyrus background sluoksnį, duplikuoju, tai yra naudoju Ctrl+J, arba jeigu neleidžia Duplicate Layers komandą pasirenku, paspaudęs dešinį pelės klavišą. Štai šioje vietoje dešinės pelės klavišas, Duplicate Layers. Ok, turiu dublį ir dabar Ctrl+E, Ctrl ir E raidė klaviatūroje sulieju visus į vieną. Toliau naudojam Ctrl+T, Transform, dešinės pelės klavišas, Flip Vertical. Enter. Laikau paspaudęs klaviatūroje Shiftą ir pasiemu Move toolą. Nutempiu sniegą, visą sniegą į apačią, taip, kad man jisai tvarkingai liestusi su ties mano nupiešta linija. Tai yra štai taip. Suplaukė vienas su kitu tvarkingai. Vėlgi naudoju Ctrl+T, šiek tiek aš jį padeformuosiu, kilsteliu šiek tiek į viršų. Enter. Ir tai bus mano kaip ir šešėlis. Sluoksnį pervadinsiu į šešėlis. Ir uždedu jam opacity 50. Visą šitą sluoksnį dabar nutempiu ir pastatau virš sluoksnio, kuris yra background. Dabar virš sluoksnio, tai yra virš visų sluoksnių, kuriamas naujas sluoksnis, kuris vadinsis sniegas. Sukursime sniegą.
padengiu sluoksnį juoda spalva, naudoju filter, noise, add noise, būtinai pasižymiu, kad tai būtų gauša, monochromatic, dydis gali būti, tarkim, koks 150, ok, filter, blur, naudoju parinkti, kurį yra Gaussian blur, dydis 2, ok, naudoju levelius, Ctrl L ir sustumiu kontrastą. Sakykime, gali būti apie 125, tarkim, 160, ok. Tai yra mano sniego vienas sluoksnis. Naudoju komandą Ctrl J ir pasidarau dar 4 dublius. Ištempiu savo nupieštą liniją, kad jos nesimatytų, ir naudoju ant liniuotės paspaudžiu, kad man matuotų mano visą grafiką procentais. Einu tada į View, naudoju New Guideline, Vertical 50, View, New Guideline, Horizontal 50. Suskaidau lapą į 4 lygias dalis. Na ir dabar galiu sutvarkyti, sulygiuoti savo sniegą, tai yra jį pasmulkinti. Vienas, naudoju komandą transformacijos Ctrl T ir tiesiog man rišasi prie mano linijos ir jį išskaidau į 4 langus. Ctrl T. Štai taip. Sniegą suleidžiu į vieną sluoksnį ir kiekvienam jų pridedu po meską. Sekantis dalykas tai yra naudosiu sniegui būtent per matomumo, kuris yra screen, tiek pirmam, tiek antram. Tada persišviečia balta spalva ir juoda pradingsta. Na ir dabar, tarkim, pasižymiu sniego pirmą kopiją, pasižymiu būtent skurtą meską ir naudosiu gradient filą, kuris yra foreground to transparent, ir jį naudosiu būtent radial gradientą. Tiesiog nuo vidurio piešiu, kad matyčiau, kas darosi. Išjungiu viršutinį sluoksnį, kad manęs netrikdytų. Gali būti, kad reikia panaudoti reverse, nes sniegas turi dingti iš šonų ir atsirasti būtent vidinėje dalyje. Tai yra pirmas, įsijungiu antrą. Na ir dabar galiu netgi naudoti tokį dalyką, kad iš vienos pusės pakeičiu gradiento pateikimą, laineras. Galim naudoti iš vienos pusės užpylimą. Arba geriau grįžkime prie to paties. Tiesiog ilgesnį padarom. Štai taip. Liko dabar sutvarkyti dar vieną dalyką. Tai yra suformuoti kaipo žemę, kuri mums yra reikalinga. Tai yra vėlgi nusipiešiu savo liniją. Ir dabar įdėmiai pažiūrėjęs radau dar vieną klaidelę, kad mano šešėlis yra šiek tiek pralindęs į priekį.
Surandu šešėlio sluoksnį ir rankiniu būdu tiesiog šiek tiek paleidžiu į apačią. Štai taip. Esu dabar ant sluoksnio, kuris vadinasi background. Sukuriu naują sluoksniuką. Pakeičiu spalvas, kad pirma būtų balta, antra būtų juoda. Naudoju rectangle marquee įrankį ir apsipiešiu būtent tą zoną. Padengiu jį balta spalva. Ctrl D. Naudoju deselectą. Ir einu į filter, noise, add noise. Šioje vietoje galim įvesti parametrą, kad būtų 200. Okay. Ir naudoju vėlgi filtrą, blur ir motion blur. Galiu pasukimą padaryti, kad atitiktų mano raidžių pakrypimą. Tarkim taip. Gaudės lygesnį skaičių 30. Ok. Ir dabar galiu šiek tiek pastiprinti, sakykime, išplaukimą kontūro, kuris mano atveju galėtų būti apie 60. Okay. Vėlgi per matomumą statau, kad tai yra screen. Ir opacity, tarkim, 20. Sukuriu meską ir naudoju lygiai tą patį veiksmą. Tai yra gradientas ir stengiuosi kažkiek nuimti to atspindžio, kurio man nereikia. Priklausomai nuo poreikio galiu opacity pakelti nuo 20, tarkim, iki 40. Taip, vėlgi kuriu naują sluoksnį. Pavadinu jį atspindys. Naudoju paprastą brushą. Pasižiūriu, kad jisai būtų hardness apie 100. Tai yra 0. Jisai būtų švelnus ir balta spalva, kad jisai pieštų. Ir kelis kartus sprakteliu, suformuoju būtent tokį burbulą, kurį naudodamas transform komandą statau už savo užrašo ledas. Opacity jo galim pastatyti į režimą tarkim, linear dodge gali būti, arba galim vėlgi screeną naudoti. Ir jie šiek tiek padarom ne tokią aktyvę, tai yra apie 65 gal būtų. Galim dar biškį panaudoti transform įrankį, kad ją tvarkingai įdėti. Kas belieka?
Tai yra padaryti prierašą apačioje. Kūriamas vėlgi naujas sluoksnis. Tai raidė. Transform. Ir galim parašyti let it snow. Naudojam transform komandą. Mažinimo. Teksto dydis mano atveju gali būti apie 26. Ir dengimas overlay parametras gali būti apie 25 arba gal net ryškesnį padaryti 45. Na štai būtų kaip ir viskas, nepaisant gramatinės klaidos. Pratimas yra baigtas. Ir turime štai tokią sklandėlę.